Sveiki vėl, vadovų sprintas su Karoliu Stasiūnu ir Leonardu Gėgžna. Labas, Leonardai. Labas, Karoli, sveiki visi, kurie žiūrite šį mūsų vadovų sprinto jau trečią įrašą. Jau trečią. Tai šiandien mes kaip įprastai, mes einame freestylu, susiskambinom, pokalbis prasidėjo apie įpročius ir šiandienos tema ir bus vadovų įpročiai. Tad, Leonardai, gal tu pasidalink apie tai, kas konkrečiai dominuoja vadovų įpročių hierarchijoje, sakykime, ar vadovų įpročių kasdienybėje. Kaip tu tai matai? O čia labai sudėtinga gal įvardinti kokią hierarchiją ar kokie įpročiai dominuoja, nes turbūt kiekvienas skirtingai turi savo tos įpročius. Aš gal sakyčiau, žinai, iš bendrosios pusės, kad dažnai mes nesuprantam, kaip žmonės, kad didžiąją dalį mūsų gyvenimo valdo įpročiai. Man asmeniškai, aš kai tai supratau, pasidarė aiškiau ir tada visai kitaip dėliotis tiek savo dienotvarkę, ne darbotvarkę pabrėšiu, bet dienotvarkę. Ir aiškumas, kodėl momentais kažkas tai vyksta mechaniškai, automatiškai. Nes paimkim pavyzdį, kai atsikeli iš ryto ar iš vakaro, planuodamasis, daleiskim savo dienotvarkę įtrauki, kad atsikelsiu, dabar eisiu į tualetą, tada išsivalysiu dantis, tada pasidarysiu kavos. Taip niekas turbūt neplanuoja. Tai vyksta automatu, atsikėliau, nusiprausiau, dantis išsivaliau, kavos, pusryčiai. Ir tas yra, ta prasme, toks dažnas įprotis. Mes ką dabar kalbėjom apie tos prieš susitikimą, pasikrapinti. Tiesiog yra įprotis ir sąmoningai to neplanuojam, neinam, nedarom. Tai ir vadovų darbe irgi yra daug tų pačių įpročių, kurie yra daromi kasdien. Kaip pavyzdys gali būti vadinamos 5 minutės rytais, susirinkimai su komanda. Tai kiekvieną rytą, jeigu turi, tada jau gaunas automatiškai, atėjau į darbą, pasiruošiu susirinkimui, einu į susirinkimą ir toksai įprotis. Ar vadovavimo įprotis gali būti, kaip vadovauju komandai, kaip sako, anksčiau būdavo tas skaldyk ir valdyk, ar su bizūnu stoviu už nugaros ir aš taip esu išmokytas ir jeigu aš to nekeičiu, tai yra mano įprotis taip vadovauti komandai, ar aš koncentruojuosi tik tai KPI-sus kaip vadovas komandos ir per tą valdau ir kontroliuoju komandą, ar vėlgi ta pati kontrolė, tai irgi yra įprotis viską sukontroliuoti ir viską sužiūrėti. Tai labai labai plati ta sfera ir, kaip sakau, įpročiai susijungia vėlgi su mūsų mindsetu, mūsų patirtim ir kitais dalykais. Tai aš papildysiu prie to ir kadangi pas mane labai daug metų patirties dirbant su sportininkais ir apskritai įpročių gyvenimo būdo tema man tokia labai labai artima prie širdies. Gal jinai ne tiek yra artima vadovų srityje, tačiau mano, kaip sakyti, tikslinė auditorija visuomet buvo žmonės, kurie siekdavo aukšto produktyvumo, rezultatyvumo. Tai, vadovai kaip nori, nenori patenka į tą kategoriją. Tai aš būtent įpročių tą sistemą matau taip. Tai reiškia, yra vidiniai įpročiai ir yra išoriniai įpročiai. Tai mūsų vidinių procesų įpročiai ir yra įpročiai, kurie pasireiškia išorėje, sakykime, per tam tikrus veiksmus. Dabar hierarchiniai toj, sakykime, struktūroje, tai aš gal labiau ne hierarchinę pateiksiu, bet tokią, kaip sakyti, bendrai spektrą, kur tie įpročiai realizuojasi. Tai vienas segmentas būtų tai asmeniniai įpročiai, tai tavo kaip vadovo, kaip asmens įpročiai, kurie užima tam tikrą dalį tavo gyvenime, tai gali būti prioritetiniai įpročiai, tai kur tu daugiausiai jų turi savo asmeniniam tam gyvenime. Antra įpročių sfera būtų konkrečiai tavo veikla, tavo verslas. Tai kaip tu tai darai, kokius tu veiksmus darai kasdieną automatiškai ar neautomatiškai.
Ir trečia būtų tokia labiau visuomeninė, tai reiškia į pasaulį nukreipta, į komandą, į bendruomenę, į šeimą, sakykime, ne? Ir tai kadangi turime vidinius ir išorinius ir turime, nu, aš taip įvardinu, tris asmeniniai verslo įpročiai ir išorės visuomenės įpročiai, tai dar aš padalinčiau juos į du tokius įdomius punktus kaip sąmoningi ir nesąmoningi. Vat kaip tu įvardinai, sakykime, 5 minučių įprotis, ne? Tai čia jau yra sąmoningas įprotis. Tai aš jau duodu konkrečią intenciją, kad kodėl aš darau tą įprotį. Ir yra tie nesąmoningi, vat kaip mes pradėjom šitą pokalbį nuo paprasto pavyzdžio. Leonardas sako, kad jisai ėjo į mišką su dukra pasivaikščioti ir prieš einant į mišką pasikvėpino, o aš prieš tai paminėjau, kad žmona juokėsi iš manęs, kad aš prieš video skambutį užėjęs pasikvėpinau. Ir toks atrodo, čia gal ateities technologijos jau bus ir kvapų sensoriai kažkokie ir panašiai. Bet toks visiškai automatinis. Tai vat, jeigu kas žiūrite, tai iš tikrųjų galite paimti ir persipiešti tą, ką įvardinau. Tai, ta prasme, yra vidinė struktūra, išorinė struktūra. Tai kaip aš viduje mąstau, reaguoju, sakykime, koks mano elgesio modelis asmeninėse, verslo ir visuomenės sferose. Ir koks būtų išorinių įpročių modelis asmeninėse, verslo ir visuomenės modeliuose. Ir taipogi tada pareflektuoti galima ties to, kas yra sąmoningi, nesąmoningi. Dabar aš dar kartą kaip ir grįšiu prie to klausimų ir aš šiek tiek perfrazuosiu, kokį aš paklausiau pas tave ir perleisiu tau mikrofoną, Leonardai. Kokie būtų įpročiai, sakykime, paimkim dvi kategorijas vadovo gyvenime. Tai reiškia įpročiai, kurie padaro daugiausiai poveikio, pozityvaus poveikio, ir tie įpročiai, kurie padaro daugiausiai žalos vadovo kasdienybėje. Man pirmiausia ateina į galvą, jeigu žiūrint iš tos teigiamos pusės, tai įprotis bendrauti ir turėti kažkokios tai tradicijas kartu su komanda. Kaip pavyzdys, ten kartą į savaitę bendri pietus visai bendrai komandai. Ar ten kartą į savaitę, jeigu ypač yra komandos narių išsidėsčiusių per skirtingus miestus, kad galbūt kartą per savaitę visiems susirinkti ir dirbti iš vienos vietos. Kad būtų tarpusio komandos ne tai, kad team buildingas nuėjom kažkur, bet ir tas gyvas bendravimas ir prie darbo diena. Galima tada kavos atsigerti kartu, papietauti kartu. Ir iš tos pusės, ir tas įprotis turėti kartą į savaitę ar kartą į 2 savaitės, ar ten kaip kas susidėlioja, kai mato poreikį, bet turėti gyvą ir nuoširdų bendravimą, kai vadovo su kolega. Pajausti, išgirsti, kaip kolega gyvena, kuo jisai gyvena ir suprasti. Ten rečiau galima pasižiūrėti vėlgi per tos pačius KPIs, bet užmegzti tą patį žmogišką ryšį, kas yra, manau, labai svarbu. Ir iš tų neigiamų, sakyčiau, įpročių, tai yra kontrolė. Kiekvieną žingsnį sukontroliuoti. Ir žmonės net patys dažnai vadovai nesupranta to, ar nenori priimti, kad kiekvieną žingsnį kontroliuoja. Kada atėjai į darbą, kada išėjai, kiek laiko pietavai, kodėl tiek laiko buvai kažkur tai ten išėjęs parūkyti ar kavos atsigerti ir panašiai. Ir kodėl dabar čia taip, ta prasme, kiekvieną žingsnį darbuotojo kontroliuoti, kaip sakau, su bizūnu stovėti. Tai va tas iš tokių iš karto neigiamų įpročių. Kitas dar, kas dabar ateina į galvą, priimti asmeniškai. Kažkokią tai kritiką priimti asmeniškai savo. Nes nesvarbu, kokią mes poziciją beužimtumėm, aš kaip Leonardas, aš ir esu Leonardas. Aš užimu ten vadovo poziciją, užimu mentoriaus, tėvo, coachingo specialisto, bet aš nesu tik vadovas, aš esu Leonardas. Tai yra mano pozicija, kurioje kažkada gali būti Petras ar Antanas galbūt, ar ten dar koksai Aloizas. Na, aišku, tėvo pozicijų nepakeis. Bet kodėl aš užsiminu apie tą prisiminimą savo asmeniškai, dažnu atveju, kai būna kažkokia tai nemaloni situacija ir gauna kritikos ir būna skirta ta kritika būtent tai pozicijai, ypač kai darbe, pavyzdžiui,
paimsiu, pasakysiu kolegai, kokiam darbų vadovui, projektų vadovui, nesvarbu kas, mano nuomonė, žiūrėk, ten tas. Ir žmogus, kai priima savo asmeniškai, jis tada susinervina ir tada gaunasi, ta prasme, vėl tas atstumimas, bet kuomet aš neprisimu savo asmeniškai, aš tada visai kitaip girdžiu tą informaciją. Aš galiu priimti taip, čia man reikia patobulinti kažką, tai pakoreguoti savo darbus. Aišku, dar čia priklauso ir nuo to, kaip pateikiama informacija. Bet tas nesusitapatinimas su savimi ir ypač, kai būna su to pačiu klientu bendraujama. Dažnai būna, kad klientai, pasako kažką tai griežtesnį ar piktesnį žodį ir jeigu prisimu savo asmeniškai, tada iš karto ten, jeigu dar veikia vidinis kritikas stiprus yra, ar ten budelis, tada gali žmogus, ta prasme, save viduje taip uždaužyti, liaudiškai tariant, ir tą savivertę dar taip sumenkinti, kad labai sunku. O kuomet priimu, okei, ačiū, bet tai šitą poziciją, tai nesu aš. Nes dar kartą noriu pareiškti, kad visi mes esame pirmiausiai žmonės, ne kažkokia pozicija ir ne robotai. Tai, manau, šie tokie pagrindiniai įpročiai, kas tokie vienas kraštutinumas ir kitas kraštutinumas. Aišku, dar eigoje viduje, ta prasme, dar yra ir daugiau tų niuansų, bet čia mes, manau, per mažai laiko turim, kad labai išsiplėst, bet ateityje, jeigu matysim, kad žmonės, kurie stebi, žiūri, klauso mūsų pokalbį, kokels klausimą galėsim ir plačiau tai padiskutuoti. Jo, gal kažkokias dirbtuvės, mokymai ar webinarų ciklas, jo. Tai vat aš paliesiu tą tašką, kurį tu inicijavai, nes tu labai įpročių prizmę, vat šiame pokalbėje eini konkrečiai per tos, sakykime, tokius psichologinius, emocinius įpročius, kurie, susiformuoja, sakykime, iš ankstyvų gyvenimo patirčių. Ir aš čia dariau 4 dalių mokymus apie lyderystės ir kultinės komandos kūrimą. Ir pati pirma dalis ir buvo apie tai, kad koks tu esi lyderis, iš kur tu iš viso toks atsiradai, toks koks tu esi kaip žmogus ir ta žmogaus išraiška į lyderio poziciją, jinai automatiškai pereina. Ir ten daviau pavyzdžius 5 traumų. Tai išdavystės trauma, palikimo trauma, atstūmimo trauma, neteisybės trauma ir pažeminimo trauma. Tokios 5 esminės traumos. Ir kiekviena iš tų traumų ateina su tais emociniais, psichologiniais įpročiais. Ir kadangi tu jau palietei tą būtent emocinių psichologinių įpročių dalį, aš pasidalinsiu dar apie tokius, sakykime, gal labiau biologinius įpročius, kurie sustimuliuoja tą būtent dramos trikampį, kurį paminėjai, kad jis pradeda dažnai kontroliuoti ar ten bausti ir panašiai. Tai dramos trikampis tiem, kurie nepažįsta, tai yra 3 būsenos, tai baudėjas, auka ir gelbėtojas. Ir dažniausiai žmonės, kurie nėra sąmoningi apie tai, kokie vidiniai procesai jų gyvenime dominuoja, kas inicijuoja kokius dalykus, tai jie tam trikampį ir sukasi. Ir yra labai sunku iš jo išeiti, dėl to, kad pati kūrėjo būsena, jinai gaunasi pastoviai užkraunama tiek biologiškai, psichologiškai, emociškai. Tai tie biologiniai įpročiai, kurie gaunasi tokie kaip stimuliatoriai tiem emociniam įpročiam susiformuoti, tai sakykime, kavos gėrimas. Tai kava apskritai, ta prasme, gal, sakykime, jinai turi ten daugybę tų ir pozityvių naudų, tačiau žiūrint iš tam tikro kampo, jeigu kava susiformavo kaip įprotis, tai gali būti tam tikras streso stimuliatorius. Tai reiškia, jeigu, ir čia kalbu iš asmeninės patirties ir iš profesinės patirties, žmogus susiformuoja kavos įprotį, nes jisai yra pratęs ir techniškai priklausomas nuo streso. Tai reiškia, kai išgeriame kavos, mūsų kūnas patiria tam tikrą stresą. Ir jeigu dienoje to streso nėra pakankamai, vadinasi, kažkas yra negerai. Ir tas jausmas, kad pastoviai kažkas negerai, paskui pasireiškia per tokius, sakykime, formatus, kur mikrokontrolė, negalėjimas atsipalaiduoti, visko ėmimas, asmeniškai priėmimas.
Ir tie biologiniai vat, faktoriai, kurie yra stimuliuojami tų įpročių, na, sakykime, žodžio nesilaikymas, tai irgi toks, kaip sakyti, fekalinis įprotis, sakyčiau, ne, ta prasme, na, tai yra ta vieta, kur mes pasakom, kad mes kažką keičiam ar kažką darom ir mes to nedarome, ne, sakykime, pasakėm, kad ten mažinam rūkyti, ar mažinam kavos, ar mažinam stimuliacinių gėrimų, ar, sakykime, ten keičiam mitybos įpročius ir paskui šokame atgal. Ir tai va tie va biologiniai įpročiai, kuriuos mes praktikuojame ar norime keisti ir nekeičiame, jie gaunasi stimuliuoja tos visus emocinius, psichologinius įpročius. Ir tai yra toks kaip, sakykime, savotiškai užburtas ratas. Tai ir ką dar norėčiau pridėti, tai kad apskritai visa mūsų įpročių struktūra, jinai yra, tasme, vos ne kiekviename mūsų žingsnėje. Tai vat, filosofiniam lygyje žiūrint, man visą laiką kildavo klausimas, kas iš tikrųjų yra laisva valia. Ta prasme, ar laisva valia yra operuoti iš susiformavusių programų, iš psichologinių ir emocinių paternų, kurie, nu, realiai nusprendžia, kaip mes priemam sprendimus, ar tai yra laisva valia, man tai niekuomet neatrodė kaip laisva valia. Ir manau, kad čia gal Leonardas labiau pasidalins, kiek, nes, ta prasme, būtent dirbdamas su vadovais, daugiau matai tuos dalykus, kiek iš tikrųjų galima pamatyti tų panašių elgesio modelių, kuriuos vadovai dalinasi vienaip ar kitaip, jie skirtingi žmonės, tačiau jeigu tai paimsim, mes visi augome panašioj kultūroje. Tai vat, Lietuva keitėsi iš okupuotos šalies į nepriklausomą šalį ir tas okupacinis periodas vyresniai kartai turėjo tam tikrą įtaką ir vyresnė karta turėjo įtaką jaunesniai kartai, iš, pavyzdžiui, 96 metų gimimo, tai aš jau gimiau laisvoje Lietuvoje ir, ta prasme, tačiau mane visgi augino žmonės, kurie gimė ne laisvoje Lietuvoje. Tai to periodo įtakos tikrai yra ir vat, įdomu, kaip tu žiūri tai, Leonardai, kad vadovai iš tikrųjų yra, tie, sakykime, tam tikram lygiai suformuoti produktai, kurie per įpročius gali keistis. Jo, čia labai įdomų kampą užkabinai, tai aš dar šiek tiek prisiminiau labai gerą tokį serialą, kurį žiūrėjau, rekomenduoju visiems pažiūrėti apie tai, kas yra tikras lyderis mano suvokimu, tai yra Ted Lasso, gal teko matyti, ten jį rodė tikrai per Apple TV, Ted Lasso, tai labai rekomenduoju peržiūrėti, nes ten nuostabus serialas, man žiauriai patiko. Kas liečia vadovus ir tikrai pastebiu, kas yra skirtingų kartų vadovai, turi savo skirtingus tos paternus. Tai vėlgi, kas, kaip ir minėjai, ten iš vidinės, iš biologinės tos pusės, kaip buvo auklėjami, kokios buvo traumos ir panašiai. Bet ypač tos, kadangi aš esu vėlgi dar kitos kartos atstovas, nei kad pats esi, tai sakyčiau, gal tos dar vyresnės kartos, kur, nežinau, ten dabar tų kartų Z, X, Y, Z, ten nepasakysiu, kuri karta, bet vyresnės kartos, mano tėvų kartos žmonės, kiek man teko susidurti su tais vadovais, jie yra pripratę prie to skaldyk ir valdyk, griežtas žodis, kumštis, koks žmogiškumas, aš pasakiau, taip ir turi būti. Ir tokie žmonės įpratę, kad jie būtų garbinami, aukštinami, nes ten ponas direktoriau, ponas bose ar panašiai. Ir toksai, ta prasme, sakyčiau, žinai, iš ego pusės, toksai, žinai, išbujojęs. Kitos kartos vadovai jau daugiau yra tokie šiek tiek švelnesni ir iš to balansų, bet daugiau irgi, ta prasme, fokusas KPIs. Nesvarbu žmogus, svarbu KPIs. Kas nežino, kad KPIs, tai kas yra, tai kaip sakyčiau, jeigu žmogiškai pasakant, įrankis, pagal kurį žiūrime, ta prasme, kaip pasiekimi tikslai, ten
jeigu angliškai šifruojant paraidžiui, Raktiniai produktyvumo rodikliai. lietuviškai tai būtų raktiniai produktyvumo rodikliai. Tai pagal ką sekama, ta prasme, rezultatai įmonės ar darbuotojo. Dabar, ką matau iš savo kartos ar dar jaunesnės kartos vadovų, kurie tampa vadovais, daugiau einama į tą žmogišką ryšį. Per žmogišką bendravimą, priėmimą to žmogaus, kolegos kaip žmogaus pirmiausia ir paskui tada siekimą tų pačių tikslų. Lietuvoje to dar matau labai mažai, nes tai yra neįprasta, ypač vyrams vadovams. Vis tiek dar yra išlikęs tas KPIs, bet matau irgi, kiek stebiu ir konferencijose dalyvauju, užsienio, ta prasme, vadovai ir lektoriai vis daugiau ir garsiau apie tai kalba. Ir man dėl to labai džiugu, nes ir aš tuo tikiu, kad pirmiausiai žmogus yra žmogus, kolega yra žmogus. Ir paskui jis yra, ta prasme, taip, kolega, kuris siekia tikslų, bet visi mes esame pirmiausia žmonės. Ir jeigu žiūrėsim vienas į kitą žmogiškai, tada mes galim rasti ir tą bendrą vardiklį ir bendrą sprendinį, kaip mums pasiekti ir net viršyti tos rezultatus, ką mes esame išsikėlę įmonėje ar komandoje ir panašiai. Nes manau, šiais laikais tikrai nebeveikia tas stovėjimas su bizūnu už nugaros ir panašiai. Čia aš galiu pasakyti pavyzdį, kaip kažkada dirbau darbų vadovu ir man darbininkas pradėjo aiškinti, čia kiek čia darbo, kaip čia kas. Palauk, sakau, brangusis. Aš dirbau nuo 14 metų statybose ir žinau, kiek kas užtrunka. Tau galiu pasakyti tas, taip. Jis man sako, tai tavęs neišeis apie pip. Tai sakau, ne, bet tau nereikia manęs apie ten toliau. Mes, sakau, galim pasišnekėti žmoniškai. Tu padarai darbą ir laisvas. Arba ten, ta prasme, kažkokį susitarimą ras. Ir žiūri, ta prasme, kaip čia taip gali būti. O žinai, yra įprotis, kad pasakė, ir jis ten paskui kiek daro, kiek nedaro, kiek ten simuliuoja, žinai, ir apsimeta, kad dirba. Bet tipo judu, krūtu, tipo dirbu. Ne, tai aš sakau, žiūrėk, tu gali padaryti šitą darbą, padarai 4 valandą, gerai, 4 valandą laisvas ir gali eiti namo. Man nereikia, kad tu čia sėdėtum iki 5, nes laikrodis yra iki 5, kad tu išsėdėsi, o tu 2 dienas darysi tą patį darbą. Čia, žinai, tos irgi įprotis, kaip pripratę prie kokio valdymo yra žmonės. Ir aš pats irgi esu turėjęs pavyzdžių, kuomet ant manęs vadovas rėkia, net iki pamėlynavimo, aš stoviu, klausau ir sakau, sorry, bet kas toks, kad manęs rėkia? Aš nesu kažkoks gyvulys ar kažkas, aš esu žmogus. Jeigu nemokam kalbėti žmoniškai, tai šito vietoj mūsų bendradarbiavimas ir baigėsi. Tai čia tokie, gal sakyčiau, irgi pavyzdžiai apie tos pačius įpročius ir to vadovavimo ir kokių vadovų būna. Tu labai gerai apskritai vardinai, kad vyresnė karta labai pratusi buvo prie to skaldyk ir valdyk. Ir atitrūkti nuo to, paleisti tą kontrolę ir priimti tą kitą realybės versiją gali būti labai labai sudėtinga. Tai aš iš tikrųjų ganėtinai nemažą, sakyčiau, edukacijos laiką ir skiriu suprasti vyresnę kartą, nes jaunoji karta ir vyresnioji karta. Jaunoji karta yra investicija į ateitį, vyresnioji karta yra struktūros, infrastruktūros, sistemos, su kuo dabar reikia dirbti, nes pavyzdžiui, ta vadinama baby boomerių karta, čia berods nuo 55, nuo 50 metų periode. Tai jie apskritai daugiausiai turto valdo, daugiausiai įtakos galios turi pasaulyje. Ir jeigu žmonės iš tos kartos nepriima to pokyčio, yra labai sunku pasauliu keistis. Tai manau, kad mes kiekvienas, kaip lyderiai, kaip vadovai, kaip verslininkai, mes nešame tą atsakomybę, koks pasaulis bus rytoj.
Ir va tie mūsų įpročiai, kaip mes gyvename, kaip mes priimame sprendimus, jie yra visapusiškai įtakojantis tai, kas bus rytoj. Tai, kas vyksta šiandien, yra tie įpročiai ir tai nulemia tai, kas bus rytoj. Tai galbūt šiek tiek norėčiau dar vieną dalyką pasidalinti, kas bus ganėtinai praktiškai naudinga. Tai įpročiai nedingsta patys iš savęs. Čia yra ganėtinai unikalus procesas, kad, ta prasme, įprotis būtų visiškai neutralizuotas be jokio pakeitimo. Tas yra įmanoma, tačiau žmogus turi būti tam labai stipriai pribrendęs ir labai giliai suvokti, iš kur apskritai kilo įprotis. Ir tačiau standarte įprotis keičiasi kitų įpročių. Tasme, vienas elgesio modelis keičiasi kitų elgesio modelių. Ir labai tas svarbus momentas, kai žmonės nori pakeisti savo įpročius, jie dažniausiai pritrūksta įrankio, kokiu būdu tą įprotį pakeisti. Ir prisiminus praeitą mūsų pokalbį apie imposterį, tu buvai pasidalinęs atbulinio skaičiavimo metodų 5, 4, 3, 2, 1. Tai labai efektyvus, tarp kitko, būdas, kaip sukurti elgesio modelio lūžį. Tai reiškia, pavyzdžiui, atliekate įprastinį įprotį, sakykime, einate parūkyti, kaip pavyzdžiui, ne? Ir darote tas dažnas pertraukėlės, kurios išmuša jūs iš fokuso, kurios nukreipia jūsų dėmesį, kur, sakykime, stimuliuojate tam tikrą stresinę būseną tuo metu ir jūs norite tai pakeisti. Ir tai tinka bet kokiam įpročiui. Prieš priimant sprendimą daryti tą įprotį, ar pagavus save jau einant link to automatiškai, jūs galite atbulinę tvarką 5, 4, 3, 2, 1 ir keičiat. Tai reiškia, vietoj to, kad eiti parūkyti, atsiverskite knygą, atsiverskite ataskaitą, atsiverskite kažkokią programėlę, kur mokotės, kur kažkokia vyksta galbūt komandinė komunikacija. Pakeiskite įpročio trajektoriją. Kad tai veiktų dar efektyviau, labai gerai būtų, kad, sakykime, pats įprotis būtų, jeigu žmogus rūko dėl bendravimo, išmokite tuo momentu, kai užsimanote parūkyti, pajokauti. Tai reiškia 5, pajaučiau, kad noriu parūkyti, 5, 4, 3, 2, 1 ir kažką pajokauju su žmogumi bendraudamas, ar kažkokį pasakau komplimentą, pastebėjimą ar pripažinimą. Tai gaunasi, jeigu yra socialinis rūkymas, tai čia duodu kaip pavyzdį, kaip yra konkrečiai tas įpročio struktūra, tai reiškia, jeigu yra socialinis rūkymas, tai jūs socialinėme lygyje pakeičiate tą rūkymą į tai, kad jūs jaustumėtės patogiau ir geriau tame santykėje, nes jūs rūkote dėl to, kad yra įprotis rūkyti, jūs norite jaustis gerai tame momente ir kažko trūksta ir jūs tada naudojate tą cigaretę ar kažkokį tai, sakykime, reakcijos būdą. Ir viskas, ką reikia padaryti, tai tas pattern breakeris, tas elgesio modelio lūžio taškas. Ir tiem, kuriem yra sunkiau priimti staigų sprendimą, tai tas 5, 4, 3, 2, 1 veikia kaip uoga. Taip, tai tas ir yra, kaip ir paminėjai, kad nereikia nusiminti, gal sakyčiau, jog turiu įprotį ir viskas, jau čia man šakės. Ne, įpročiai yra keičiami. Ir yra tai metodikų, kaip ir Karolis paminėjo, ką tik galimas pritaikymo modelis. Ir skirtingi įpročiai, skirtingi gali būti modeliai pritaikomi. Bet esmė pirmiausia yra, kad suprasti save, koks įprotis pas mane yra ir išsiaiškinti, kas tai įtakoja ar kodėl toks įprotis yra. Nes kai tą suprasiu ir žinosiu, tuomet aš tada galiu sąmoningai pasirinkti kitą įprotį, kurį noriu ugdytis. Nes ir tų pačių įpročių ugdymasis, kai, pavyzdžiui, žmonės irgi paimsiu iš tokios paprastos pusės, noriu, sako, sportuoti. Sportuosiu dabar į savaitę po 3 kartus nuo naujų metų. Ir kodėl dažniausiai žmonės nesportuoja, neišugdo to įpročio, nes tai būna primesta iš aplinkos, tai nebūna pačio žmogaus noras. Taip. O ir žmogus neturi atsakymų savo, kodėl aš sportuosiu 3 kartus. Ir sakyti, dauguma taip daro, tai aš irgi taip darysiu. Bet jeigu atsako žmogus savo, kad
aš sportuosiu, nes noriu būti sveikesnis, būsiu sveikesnis, gyvensiu ilgiau, lengviau man bus judėti ir taip toliau, tai yra daug paprasčiau ir daug lengviau tada ugdytis naujai tą įprotį, nes žinau, dėl ko aš tai darau. Ta motyvacija yra visai kita. Jo, pas mane matau prietaisas išsikrovė, tai turėjau skubiai pakrauti. va čia yra įprotis. Tasme, įprotis dalaukti, kol telefonas daeina iki paskutinio procento. Nu, tasme, va ir žinau metodus. Ir... Gyvenimo ironija. Jo, iš tikrųjų tas labai gerai, kad pabrėžiai tą patį faktą, jog yra tų skirtingų metodų. Tai reiškia, kaip ir kiekvienas, sakykime, coachingo metodas, kaip ir kiekvienas terapijos metodas, jie tinka, gal sakyčiau, tam tikrų laikų, tam tikroje situacijoje gyvenimo, tam tikram brandos lygyje, nes, pavyzdžiui, jeigu paimkime kokius holistinius metodus, kas, pavyzdžiui, mano spektre dominavo, tai jie nėra priimtini kiekvienam. Ir ypatingai senesnės kartos, vyresnės kartos, ta prasme, žmonės, jie, apskritai kartais žiūri tą holistinį priėjimą kiek skeptiškai, nors tas holistinis priėjimas pats jau ir per kvantinius mokslus yra įrodomas kaip pilnai funkcionalus ir kad būtent taip tam tikri dalykai veikia. Ir apskritai per mokslą yra labai daug įrodyta tų, sakykime, holistinių priėjimo, mąstymo modelių, filosofinių teiginių, kurie yra, faktiškai taip ir veikiantis. Tai dėl to ir raginu žmonės bendrauti su coachais, su mentoriais, kaip Leonardas, kaip tu, Leonardai, tiksliau, čia dabar jau trečiu asmeniu, dėl to, kad tas vedimas ir gebėjimas pamatyti dalykus iš šono, čia net kartais nėra apie patį metodą, čia yra apie pačią atsakomybę, atskaitomybę, kai tu pats esi tiek pripratęs prie tų dalykų, kad jie tau yra tiesiog standartai. Jo, ir kad tai yra tiesiog standartas jums. Ir tą standartą, kaip sakyti, identifikuoti, mes tiesiog kartais net nematome, kad tas standartas jisai yra, kad kokią jisai įtaką daro ir kaip jisai veikia mus. Tai aš pats asmeniškai aktyviai dirbu su mentoriais, nes tikrai turiu didelę atsakomybę prieš save, aš pastoviai praktikuoju savižvalgą, saviintrospekciją, netgi vardinčiau tokį terminą. Ir nėra taip, kad kažką pagalvojau ir tas pagalvojimas man nekeltų klausimų, jeigu jisai nėra man, tarkim, autentiškas vertybėms, mano poreikiams, mano norams, mano pačio esybei, kokią aš ją puoselėju ir kuriu. Tai tas, sakykime, jau darbas su savimi yra natūralus, bet aš vis tiek dirbu su mentoriais. Dėl to, kad žmonės, kurie praėjo tam tikrą kelią, kurie specializuojasi tam tikrose dalykuose, jie ir yra mūsų aidas, sakykime, kurio mes kartais negirdime, kurį mes kartais praignoruojame, jis tiesiog yra. Bet tas tiesiog, pats žodis tiesiog, jis nėra struktūriškai teisingas gyvenime. Tiesiog mes sprendimų nepriiminėjame. Mes turime tam pagrindą, mes turime tam tikrus procesus, kažkokias vertybės, kažkokius tais stimuliatorius, dirgiklius, kurie priveda mus prie tų sprendimų priėmimų. Tai nesvarbu, ar tai būtų sprendimų priėmimai dėl komandos, ar tai būtų finansinių sprendimų priėmimai, ar tai būtų biologinių veiklų kažkokių tais įpročių sprendimų priėmimai. Jų nėra tiesiog, jie turi tam tikrą pagrindą. Tai dėl to mes ir darome šios vadovų sprintus, dėl to mes ir kalbamės apie tokius dalykus, kad žmonės galėtumėt pamatyti, kad pamatytumėte, jog vadovo gyvenimas nėra vien tik tais ilgi pokalbiai ir kažkokios tais ilgos istorijos, ar kad metodai privalo būti sudėtingi. Ne. tą mes ir darome. Mes rodome suvirškintus, praktinius, integruojamus būdus, kaip tapti geresniais vadovais, kaip tapti geresniais savo projektų lyderiais. Ir dėl to ir pradėjau dirbti su Leonardu, nes kai susipažinome, pamačiau, jog žmogus suvokia, ką reiškia, ta prasme, tikrai kurti save kaip vadovų.
Ir vat ši sesija įpročių, kitos sesijos, kurias jau padarėme ir ateinančios sesijos ir bus apie tai, kad praktinėme lygyje, kasdienėje vadovų duonoje jūs turėtumėte tą suvokimą, kas, kaip ir kodėl vyksta. Puikiai viską užbaiginėjai, kaip sakyt, Karoli. Ačiū tau. Jo, link laiko pabaigos šiandien. Tai. Tai ką, ačiū tiems, kas žiūrėjote. Ačiū Leonardai. Ačiū tau, Karoli. Ačiū visiems, kurie žiūrite. Ir taip, kaip ir praeitą kartą minėjau, tai ir dabar noriu pakviesti, kad rašykit ar man, ar Karoliui socialiniuose tinkluose, komentuokite po šio posto įrašų, kokios temos galbūt jums aktualios, apie ką norėtumėte išgirsti mūsų nuomonę. O mes, kaip ir Karolis minėjo pačioje pradžioje, dalinsimės tuo, kuo gyvename ir ką matome iš vadovų, lyderių aplinkos, kokie iššūkiai, kokios temos aktualios. Tai ačiū, kad žiūrite. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki.